Ar žinai, kiek pasaulinių hitų sukūrė Nordcurrent? Kurkime ir aukime drauge. Per 8 minutės pavyks? Privalo pavykti. Sausas salonų valymas per 8 minutės. Greiti ir siurbę. Labas mano Lietuva. Šalyje, kuri pagaliau paliko po sovietinę Brel elektros žiedo brolyje ir gali garsiai ištarti. Goodbye Russia, goodbye Lenin. Ačiū labai, ačiū. Valio ir dar kartą valio. Sveikinimai mums visiems ir mūsų vis dar jaunai, bet jėgų vis labiau kupinai demokratijai. Mes per vieną naktį dar didesnį išaugom. O viskas juk yra elementaru. Kuo daugiau pas mus bus vakarietiškų vatų, tuo mažiau bus rusiškų vatų. O mano paminėti anksčiau veikėjai, mūsų energetinė nepriklausomybė pasitiko, tai aišku, kad besitaškydami tulžimi ir konstatuodami apokalipsę prie Baltijos. Štai vyriausiai Putino propagandonė Marija Zakharova pareiškė, kad atskirimas nuo Brel yra valstybių ir tautų, kadaise turėjusių visas sąlygas klestėjimų ir nepriklausomybei, žlugdymo tąsa. Cypia kaip nuo elektrošoko. Kaip beje panašiai juos ir paveikė mūsų sinchronizacija. Aš jau nebežinau, ką be pakomentuoti. Čia reikia būti visiškai su protonu susipykus, kad tokius blėnius paistyti. Visgi reikia konstatuoti, kad Lietuvoje atsijungimas nuo Brel įvyko labai sklandžiai. Vietiniai vatnikėliai tylėjo ausys suglaudę ir ko ne vienintelių ryškesnių mėginimų skleisti viešą dezinformaciją tapo, jau pakankamai seniai matyto ir girdėto Mindaugo Sirijaus Puidoko performances. Nepaprastasis ir įgaliotasis kosmoso ambasadorius Lietuvoje savo Facebook'e pasidalino nuotrauką iš degalinės, kuri neva neveikia dėl su Brel projektu susijusių trukdžių. Geras ir absoliučiai saugus pasirengimas atsijungimui nuo Brel jau matosi Kaune. Tikrai jokių elektros trikdžių nėra. Jei kas matot, skubiai pasitikrinkite sveikatą ar politinės pažiūras. Rašė Mindė iš akivaizdžiai veikiančios degalinės, kur lapas buvo užklijuotas ant šviečiančio ekrano. Panašu, kad vienintelis trumpas jungimas įvyko kažkur tarp Puidoko ausų. Aš gal ir ne ekspertas, bet man susidaro įspūdis, kad be rusiškos elektros Sirijos baterija baigia išsikrauti. Sveikinu ne tik su energetinė nepriklausomybė, bet ir su mūsų valstybės atkūrimo diena. Atšvęskim kaip reikiant, o pagrindinė tema ir skirta tarpukario Lietuvai ir jos influenceriams. Ir bešvęsdami, aišku, nepamirškime paskambinti telefonu 1890 arba padaryti pavedimą radarom. Mes žygiuojam 2 milijono link ir visi surinkti pinigai žaibiškai virs dronais ir antidronais Ukrainos gynėjams. Pirmadienį vyriausybėje, kaip kokiame psichologo kabinete, susirinko koalicijos partneriai. Dalyvavo visi svarbiausi. Socdemai su Palucku priešaky, demokratai su Skverneliu priešaky ir Žemaitaitis su... Gerai, tiesiog Žemaitaitis, nes jūs tikrai nežinot, kas jo partijoje yra priešaky, paaky ar tarpuaky. Vyriausybės vadovas po susitikimo pareiškė, kad koalicija yra tvari. Jeigu tvari nuo rusiško žodžio tvar, tai vienas toks ten tikrai yra. Pagal tai, kuo ten koalicijoje tarpusavėje drabstotės, tai panašiau irgi ne į tvarumą, o į tvartą. O demokratų atstovas Kukuraitis pasakė, kad jei komunikuojant, suprask, Žemaitaičiui meluojant ir kalbant blėnius, arba šiaip tiesiog būnant Žemaitaičių, bus peržengtos raudonos linijos, tai bus reaguojama. Šiaip tų raudonų linijų braižymas jau primena kažkokį vaikišką paišymą kraidelėmis ant asfalto. Nupieši, tada ateina lietutis arba Remyga nusišlapina ir nebelieka tų linijų. O perbražyt visada galima. Pats Remyga pareiškė, kad nesikeis, sakys, kad ant liežuvio papuola ir dar visiems priminė savo gimtadienį. Tai kodėl Remigijus yra toks piktas? Pasirodo, jo gal niekas niekada nesveikino su gimtadieniu. Visi pamirždavo. Tai iš anksto. Remigijau, sveikinam tave ir siunčiam muzikinį linkėjimą. Aš pamirštas klajoju vienas ir nežinau, kieno esu. Kažkas nedžiugau šiandien dieną, sulaukęs metų šešerių. O mes visi kartu nepamirškime. Gegužės 30-ojo gimtadienis. Būtinai pasveikinkime ir kad nepamirštume, tai yra 10 dienų po Nausėdos gimtadienio. Žemaitaitis dar pareiškė tokį dalyką. Kokį gamta mane sukūrė, toks ir esu. Žinai, gamta sukūrė ir ant česnapių. Tai negali sakyti, kad jinai neklysta.
Pirmadienį Paluckas dar paskelbė, kad jokiame dokumente nėra užfiksuotas valstybės gynybos tarybos sprendimas 26-30 metų periodui šalies gynybai skirti 5-6% nuo šalies BVP. Apie tokį beje tarybos sprendimą yra pareiškęs šalies prezidentas. Šnauždamas ir kad Paluckas nenorėjęs skelbti apie tokį tarybos sprendimą, kol nėra rasta šaltinių iš kur. O prezidentas va tik tai opst ir apstatė Gintautą. Taip sakant, pakišo prezidentas premjerui kiaulę. Na, o socdemai prezidentui pakišo Žemaitaitį, tai tęsant to. Jeigu ką, mums pavyko gauti ekskliuzyvinę filmuotą medžiagą, kaip Paluckas reagavo į tokį šaltą dušą iš prezidentūros. Nenoriu nieko sakyti, bet manau, kad šitas video bus naudojamas ilgai, reaguojant į aktualijas. Na pavyzdžiui, Lietuvos moterų krepšinio rinktinė pateko į Europos čempionatą. Skvernelis vis dėlto pasiūlė Žemaitaitį į Seimo vicepirmininkus. Nedaug dievė, bet rusai puola. Eikit nahui visi, jūs čia darai dėl žmonių kažką, visiems nerūpi, visiems pohui apšia yra, tai aš daugiau nebesistengsiu. Čia ne visai šitas, bet irgi labai teisingas. Viskas labai teisinga turbūt bus ir greitai pasirodysiančioje knygoje Išarti. Knyga be abejo yra apie mūsų Gitaną Nausėdą, bet drąsiai galėtų būti ir apie šalies dirvonus, nes tie irgi yra išarti. Knyga gal vadinasi Išarti, bet nesvarbu. Knyga apie Daukanto aikštės vedėją parašė ne kas kitas, o žurnalistė Laima Lavasti, kuriai Nausėda toli gražu jau nėra pirmasis. Laima jau yra parašysi tokias biografinės super bestsellerių knygas kaip Kalės istorija apie Laimutę Stankūnaitę arba Kunigas Ričardas apie Kunigą Ričardą. Už visą savo darbą aš negavau nei 1 cento iš prezidento. Gaudavau kavos, bet nesipildavau cukraus į kavą. Tai manau, nepadariau mokesčių mokėtojams labai daug nuostolių. Interviu pasakojo Lavasti. Man šiaip anksčiau buvo šiek tiek keista skaityti žurnalistę save vadinančios Laimos Lavasti Facebook'e nesibaigiančias pagiras prezidentui. Dabar jau nebekeista. Ir puikiai suprantu, kodėl Lavasti nesipildavo cukraus į kavą. Nes ir be to, apštararai, kaip ten bus viskas saldu. O kol mes čia ginčiamės, Lietuvoje prasidėjo tikri šnipų žaidimai. Po jau buvusio Šiaulių konservatoriaus Eduardo Manovo istorijos, akiranin pateko dar vienas galimas šnipas. Šį kartą arčiau tiek Lietuvos, tiek literaliai belen kurio iš mūsų širdies. Vilniaus Santaros klinikų gydytojai susirūpino, ar gruodį pas juos įsidarbinęs rusas nėra kažkaip susijęs su Rusų saugumo tarnybom ir kreipėsi į VSD. Pasirodo, pilvo chirurgas Kirilas Volinčikas domėjosi kolegų politiniam pažiūrom, ligoninės strategija karo metu ir pasirodo, kad jeigu kelias į vyro širdį eina per skrandį, tai į politinės pažiūras per pilvą. Prie to paaiškėjo, kad Volinčikas yra ėjęs pareigas Maskvos inovacijų fonde, kurios steigėja, finansuotoja ir savininkė yra Maskvos miesto valdžia. Dalyvavęs renginiuose su Rusijos valdžios girtinėlė, gal tikliau prarūgomis, o po tokių žinių bet kam nuoširdžiai susauks pilvą. Aš nesuprantu, kodėl rusams galimai reikėjo siųsti į Lietuvą šnipą chirurgą. Bet akivaizdu, kad kažkas netaip suprato frazę specialioji operacija. Ir šiaip tokį asmenį turbūt reikėtų vadinti ne chirurgu, o labiau gal chirurgu. Kol Lietuva bando išoperuoti iš Lietuvos šnipus, nemaža operacija ištiko ir konservatorių partija, nes ji nusprendė pakeisti savo galvą. Tai yra išsirinkti naują pirmininką. O naujoju pirmininku kas tapo? Ogi žmogus neprasčiau žodžius vartantis nei Kastetas, nesilpniau savo sparnuotomis frazėmis kertantis nei Kastuvas ir Lietuvą mylintis taip pat stipriai kaip Jūratė Kastytis. Laurynas Kasčiūnas. Jis surinko beveik 80% partijos kolegų balsų, taip sakant, partiečiai Kasčiūną ne tik kad išrinko, bet ir patvirtino, užplombavo ir užkonservavo. Jeigu lietuviams idealas numeris 1 yra Kaščioras, tai konservatoriams Kasčiūnas. Ir galiausiai rinkimai išsklaidė visas abejonės dėl Lauryno politinių pažiūrų. Ką ten tas telefonas su 2 aštuonetais? Per rinkimus už jį balsavo 13 488 žmonės. Net ir čia 8. Kiek gali būti sutapimų? Ir aišku, per internetus iš karto nuvilnijo žinia, kad pagaliau Lietuvoje valdo nebe Landsberginiai. Tačiau džiaugtis jiems dar per anksti. Jeigu Landsbergis jūsų mylėjai šiferį tik pavogė, Kasčiūnas su to šiferiu nesibodės ir per galvą užtuot. Laurynas yra redneck Gabrielius. Žiūrėsim, kaip Laurynui seksis. Viena žinia tikrai yra gera. Jis teigia važinėsias po regionus. Tikrai pats laikas, nes kol kas ten ošia tik toks vienas pilietis, kuris nesibodi nei kultūrnamių, nei mokyklų ir tikriausiai vietos bažnyčių lankyti. Perfrazuojant lietuvių patarlę, įleis kiaulę į bažnyčią, o jį dar prezidentu išrinks.
Karjeros naujienos. Kristupas Krivickas pagaliau gavo darbą. Profesionalus rinkėjų pralaimėtojas jau porą mėnesių dirba Širvintų rajono merės Živilės Pinskvinės patarėjų ir dar yra atsakingas už savivaldybės komunikaciją. Atskleistas ir jo atlyginimas – 1410 eurų į rankas. Keista, kad suma būtent tokia. Čiagi Žalgirio mūšio skaičiai. Mūšio, kurį mes laimėjome. Kristupui pergalės prie veido netinka. Na, bet panašu, kad išeidama iš nacionalinės politikos, Živiliukas išsivedė ir politikos prodigį Kristupą. Dar kartą patvirtinta tiesa, kad bėdos po vieną nevaikšto. Pergalės prie veido nelabai tinka ir mūsų riaušininkams prie Seimo ir jiems dėl to labai neramu, ypač kai pradėjo aiškėti, kad už pasiautėjimą 21 metų rugpjūtį teismas rimtai nusiteikęs bent dalį budulių pasodinti už grotų. Bet, kaip sako klasikai, reikia kažką daryti. O šiais laikais nėra geresnio varianto, kaip kreiptis tiesiogiai į Donaldą Trumpą. Taip. Riaušininkai pradėjo rinkti parašus ir prašys Petro Gražulio, neklauskit kodėl, kad tas juos perduotų tiesiai Trumpui. Na, čia tradiciškai turėjo būti turbūt ploštas tokių juokelių apie tai, kas čia per nesąmonė, kas čia per absurdas. Bet šitą, aš paskutiniu metu jau pats nebesuprantu, kur yra tikras gyvenimas, o kur kažkieno liguista fantazija. Ta prasme, jeigu tas pats Trumpas šią savaitę sugeba 1,5 valandos prašnekėti su Putinu telefonu ir nemažos dalis ekspertų nuomonės galbūt jam ir pasiduoda, tai kur tikimybė, kad jam nešaus į galvą, pun intended, parodyti dėmesio ir Lietuvos Teacher of the Year Astra Genovaitė Astrauskaitė ir her group of loyal patriots. Jei kas nors bandėte suprasti, su kokiomis problemomis susiduria dabartinis jaunimas ir paaugliai, na, turbūt galite patys savo suvokti, jog atsidursite labai plačioj temoj, kurios suaugę žmonės gal nelabai ir supranta. Ir tada iš tikrųjų reikia tokių iniciatyvų kaip jaunimo linija, kuri gali pasikalbėti su vaikais, su paaugliais ir bent jau pamėginti išspręsti jų problemas. Apie tai ir kalbamės, apie problemas, apie sprendimo būdus ir apie kiekius, su kuriais tenka susidurti. Kalbame su jaunimo linijos organizacijos vadove Diana Bukantaitė. Sveiki gyvi, Diana. Labą dieną. Tai turbūt iš karto klausimas, kokios yra pagrindinės temos, su kuriomis dabar dirba jaunimo linija ir kaip jos keičiasi besikeičiant visai, sakykime taip, visuomenės struktūrai. Iš esmės, ateinant socialiniams tinklams ir kitiems dalykams. Taip, tai turbūt aš gal pasakysiu, pradėsiu nuo skaičių, kur tai parodytų ten problemos masto, po to galim keliauti į tas temas, ar ne? Tai jau kokius 5 metus vidutiniškai jaunimo linija per metus kreipiasi apie 45 000, 50 000 jaunų žmonių. Tai dieną virš 100 gerokai, gali būti 120, 150, nu taip įsivaizdavimui, kol mes sėdim čia, vat, nu tarkim, keli savanoriai būtų galbūt ir turi pokalbis, nes mes dirbam visą parą. Ir taip įvertinti galbūt labai svarbu tokius, nu, tos temos, ar ne, kokios dėl kurių skambina žmonės, tai yra be abejo tokios kaip vienišumas, santykiai, psichikos sveikatos problemos, bet kas mus gąsdina turbūt labiausiai kelerius pastaruosius metus, kad jaunesni žmonės, kurie mums rašo čiatų, tai ten didėja savižalos ir savižudybės rizikos atveju, ar ne? Tai virš 60% praėjusiais metais iš tų visų kreipinių čiatų, tai buvo jauni žmonės. Kas yra jauni žmonės? Mes apibrėžkime, nes čia labai toks platus apibrėžimas. Kas tai yra? Tai kadangi mums jauni žmonės, jaunimo linijai mes sakom, kad maždaug nuo 16 iki 30-35 metų. Tai reiškia ir tie paaugliai, ir tie, na, tarkim, moksleiviai, vyresnių klasių studentai, jauni suaugusiai, tie, kurie jau dirba, turi pirmosius savo darbus, bet dar vis tiek nėra galbūt, nu, perkopę į tą tokią, na, atsakingo suaugusiojo gyvenimą. Bet kadangi pokalbiai yra konfidencialūs, anonimiški, tai kai kur yra, kad pasižymi žmonės ar pasipasako, kur galima nuspėti, kai kur, nu, galima identifikuoti iš aplinkybių, ar ne? Tai tas mūsų žymėjimas toks apytikslis kartais gali būti, bet vis tiek amžiaus grupė va štai tokia. Amerikoje yra bestselleris ir mes turbūt apie tai kalbėjom prieš laidą Nerimo karta. Knyga, kuri pasakoja, kaip telefonai ir socialiniai tinklai iš principo traiško jaunąją amerikiečių kartą. Kiek vat, štai šita tema atsiliepia jaunimo linijai? Ką jūs gaudot savo anteną? Tai ten ta nerimo karta, ar ne, tai labai gerai atspindi, kad ką ir mes pastebim, ar ne, tai jaunimo linija kas kelerius metus pati savo iniciatyvą su Spinter tyrimais atlieka tyrimą, tai kaip jaučiasi tie jauni žmonės Lietuvoje, kad turėtume duomenis apie mūsų jaunimą, ar ne, kad ne Amerika, ne galbūt ten vakarų Europą toli nuo mūsų, ar ten Skandinavijos šalis. Tai taip
tuos kelius metus, jeigu 17 metais jaunų žmonių, kurie patiria emocinius sunkumus, ar ne, ten buvo 60 keli procentai, ten link 70, 21 metais, vėlgi, čia po COVID ar nepadidėjo, jau buvo virš 80 procentų, praėjusių metų pradžioje tas skaičius 93 procentai. 93 procentai žmonių patiria tam tikrų emocinių sunkumų. Ir iš jų virš 60 nuolat jaučia nerimą. Tai reiškia, visą laiką ta būsena tokia yra, kur nerimas, žinot, nei kažkokia konkreti baimė ar panašiai, bet tokia apėmusi būsena, kad dėl kažko man neramu, negaliu susikaupti, nežinau kaip elgtis, nežinau kaip kryptis pagalbos. Mano rytas pirmadienio ir kolegom atėjusi darbą pasakojau, Eurovaistinį, stovi giliai po 8 gal kelios minutės. Ir jauna mergina, negaliu identifikuoti amžiaus vėlgi, bet, sakyčiau, plus minus 20 metų. Ir jinai vaistininkom, kadangi eilė bendra sako, aš norėčiau medikamentų, nes nuolat jaučiu nerimą. Ir jisai taip labai gražiai nukreipėsi ir bando pasakyti, kad čia ar miegoti sunku, ar taip toliau. Sako, aš tiesiog negaliu susikaupti, negaliu mokytis, negaliu dirbti. Jie nueina prie kažkokios lentynos, ten pasakoja po truputėlį ir atsargiai jos klausia. Sako, gal reikėtų pas šeimos gydytoją. Aš labai rizikinga, o vaistiniai over the counter. Ir ten žolelių preparatai. Tai aišku, ten tiesiog tokie. Ir sako, gal reiktų kreiptis šeimos. Sako, kreipiausi, mano konsultacija pas psichologą paskirta yra po 3 mėnesių. Tai tam jaunam žmogui reikia gyventi su tais jausmais ir pagalba yra tokia. Tai jaunimo linija ir yra ta vieta, kur žmonės jausdami nerimą arba bet kokį kitą jausmą, ar turėdami bet kokį kitą sunkumą, emociją, arba didelį džiaugsmą, su kuriuo kur neturi su kuo pasidalinti, mums ir skambina. Tai to nerimo yra tikrai labai daug ir mes jį fiksuojam kaip vieną iš pokalbio temų, nes nėra kartais labai lengva pasakyti, žmogus kažko bijo, ar ten yra konkrečios situacijos, bet ta būsena šiandieną, ką ir toj būtent ir bestselleryje, ar ne šiandien apie tą nerimo kartą yra labai daug pasakyta, tai dėl to, kad socialiniai tinklai, nuolatinis telefono naudojimas iš vaikų ir paauglių atėmė tam tikrus įgūdžius. Tai yra, ko mes mokomės vaikystėje žaisti, laipioti medžiais, ar ne, ten, nežinau, kristi, susimušti, turėti mėlynių, žaidimų formą, pasiginčyti, išsispręsti konfliktus. Viskas vyksta vienu metu, kaip mudu dabar kalbamės, sinchronizuoti. Mes galim reaguoti, matyti vienas kitą, kas nutinka socialiniuose tinkluose. Nežinia, su kuo kalbi, nežinia, su kuo bendrauji. Komentarai irgi, apie viską turbūt, ar ne? Ir mes paliekam tą žmogų, jauną žmogų vieną su tuo aparatu kartais kambarį ir vis taip pat ir gyvena. Ir aišku, tų įgūdžių neturi. Po to ateina į, nežinau, bendruomenę, komandą, klasę, kolektyvą, organizaciją. Ir jis įpratęs tik būti su tuo telefonu vienas. Jis tų įgūdžių kartais ir neįgauna, baigęs mokyklą ar baigęs studijas. Dar yra ir cheminiai procesai. Moksliniai tyrimai parodė, kad TikTokas, pavyzdžiui, jis tiesiog degina mūsų smegenis. Tiesiog tiesioginė to žodžio prasme, jis naikina smegenis dėl to greito iškrovos, kur gauna dopamino turbūt, ar ne? Bet kaip su tuo gali, kaip susitvarkyti jaunimo liniją, ar ne? Taip, skambutis man jaučiu nerimą, nežinau dėl ko. Gal dėl to, kad 8 valandas sėdžiu TikTok'e, bet aišku, aš to nepasakysiu, nes man atrodo, kad tai yra visiškai normalus dalykas. Kaip savanoriams su tuo susitvarkyti ir kaip padėti tam jaunam žmogui? Tai tam ir yra turbūt savanorystė, kad mes žmogaus iš gatvės ar ne tiesiai nesodinam prie telefono ir sakom pakalbėk ką nors, ar ne? Tai tam jaunimo linijoje, kad taptum savanoriu, tai reikia praeiti atranką, reikia baigti beveik 4 mėnesius trunkančius kursus, tada stebėti, kai budi kitas savanoris, ar ne? Ir jau tada su pagalba, su priežiūra pačiam bandyti atsakyti į tuos skambučius. Tai noriu pasakyti, kad nėra taip, ne, kad įmetam į balą ir sakom plauk. Tai pasiruošimo yra, bet kaip susitvarkyti? Tai jaunimo linijoje savanoriai neteikia kažkokių patarimų. Emocinė parama yra apie tai, kad tiesiog padėti žmogui išbūti, kai jam sunku, padėti atpažinti jausmus ir kas vyksta, tai dėl ko tas nerimas, kas vyko, kokios aplinkybės. Jie išmoksta iš tikrųjų labai daug aktyvaus klausimosi tų įgūdžių ir to drąsinimo kalbėti ir pažinti save. Tai tam žmogui tikrai yra labai didelė pagalba, nes mes nekartą sakom, kad būtent pokalbiai ir padaro stebuklus.
Turim ne vieną istoriją, kai žmogus po pokalbio parašo po kiek laiko, ar ne, arba tikrai būna identifikuota savižudybės rizika ir parašo, kad pokalbis padėjo. Jis nurimo galbūt, ar ne, vėlgi, bent jau tuo metu nepriėmė sprendimo, kuris būtų nepataisomas. Kiek tvari yra tokia savanorystė? Nes tai, ką Diana jūs minėjot, turi būti labai motyvuotas savanoris, nes čia ne taip, kad atėjau, ten, nežinau, papakavau maisto banke maistą, ar ten dar prie kažko prisidėjau, kur tokia greita savanorystė, ar ne? Čia yra investicija ir nemaža laiko investicija. Tai kiek yra tvaru ir kuo motyvuojasi savanoriai atidami? Aš tikiu, kad tvaru, nes jaunimo linija veikia 34 metus, ar ne? Tai bus vasario 16, 34 gimtadienis, tokia simbolinė data. Tai to tvarumo su emocinė parama reiškia, yra ir tų savanorių yra, mes skaičiuojam, kad jau šiandieną Lietuvoje žmonių, kurie yra jaunimo linijos savanoriai, nesakom, kad nėra buvusių jaunimo linijos savanorių. Tai yra virš, 3500 tikrai, bet apytikliai, nes aišku, tų skaičiavimų iš ankstesnių laikų neturim tokių tikslių. Tai kalbant apie tai, ilgalaikė savanorystė turi savo vertės ir savo naudas. Tai nėra, kad atėjau greitai, galėjau patenkinti poreikį būti naudingu, padaryti gerą darbą. Bet visų pirma, jeigu tampi jaunimo linijos savanoriu, girdim iš visų, jaunimo linija daugiau duoda, negu paima iš tavęs to laiko, galbūt ar panašiai. Tai visų pirma, emocinis raštingumas, ar ne, ir tas, intelektas emocinis, tai be abejo, kad tam, kad galėtum padėti kitam, tam jaunam žmogui susigaudyti, turi pirmą pats išmokti suprasti save, suprasti savo jausmus ir to ir mokosi pirmiausiai. Tai šitų dalykų netimsi po to. O kaip apskritai jauni žmonės nusprendžia, kad jiems reikia skambinti į jaunimo liniją, nes jeigu mes kalbam, ką jūs ir minėjote, Diana, kad jie dauguma jų yra intravertai, linkę galbūt ieškoti atsakymo, dabar turbūt savo problemas gal spręstų ChatGPT, naujas ateina turbūt masyvus trendas, kur aš įvesiu klausimą, kodėl man neramu ir aš tikėsiuos, kad dirbtinis intelektas man atsakys ir gal net ir sudėlios viską. Bet kaip jie peržengia tą barjerą, kad reikia skambinti ir kalbėti, nes aš įsivaizduoju, kad ten jeigu jų tėvai sako, tai paskambink pasišnekėk, tai čia turbūt tik tai atmetimo reakcija gali sukelti. Man sunku atsakyti tiesiogiai, bet galėčiau pagalvoti, kad mūsų jaunimo linijos žinomumo pasitikrinam, kas kelius metus tarptų jaunų žmonių, siekia 95%. Tai reiškia, iš lūpų į lūpas arba ta komunikacija pasiekia daugybę turbūt priemonių, kad sužino apie mus. Mes, aišku, ir į regionus važiuojame į mokyklas ir drąsinam ir kalbam. Antras, man atrodo, labai svarbus dalykas, tai yra anonimiškumas ir konfidencialumas. Reiškia, nereikia nei vardo, nei prisiregistruoti, nei kažką daryti ir tu, tikrai per tiek metų gali turbūt tą patikimumą kaip organizacija turėt, kad nebuvo jokių atvejų ir ne ar panašiai. Ir trečias dalykas, aš pati labai džiaugiuosi, kad yra ChatGPT, labai juo tikiu, bet mes žinom, kad žmonėms reikia žmonių, taip mes sutverti esam. Ir tas tikras ryšys, tas žmogiškumas, tas santykis telefonu, taip, jauni žmonės mums daugiau rašo chatų, mes tą patys pastebim iš savo statistinių jau duomenų, bet vis tiek tai yra tikras ryšys, ne chatbotas tau atsakinėja ChatGPT ir turbūt to labiausiai ir trūksta, nes jaunimas yra be galo vienišas, ar ne, mes tą matom iš įvairių tyrimų, įvairių skaičių, vienišumo jausmas yra labai didelis, jie turi kalnus draugų socialiniuose tinkluose, patiktukų, ten tų visų, laikų ar kaip vadinas, bet jie tiesiog neturi dauguma draugų, arba tie draugai yra tokie, tie socialinių tinklų draugai. Kalbant apie socialinius tinklus ir influencerių įtaką, čia tokios dviejopos mintis, todėl kad aš matau, kad tikrai yra influencerių Instagramo žmonių, kurie palaiko, pristato įvairias jaunimo linijos iniciatyvas, patys juose dalyvauja. Iš kitos pusės jie yra dalis problemos, nes jų paišomas gyvenimas daugam yra, jauniems žmonėms atrodo, kad tik toks ir gali būti, ir kai tu jo, ir jis negali greitai pasiekti, ir negali greitai surinkti ten tų tūkstančių patiktukų, kur tavo gyvenimas matuojamas, tai tada ir atsiranda tas nerimas ir atsiranda skambučio jaunimo linija. Taip. Kaip jūs vertinat šitą būtent instagraminį gyvenimą, kuris yra, Lietuvoje gal dar palyginus, dar sąlyginai mažiau negu tai, ką mes matom vakarų pasaulyje? Tai aš grįšiu galbūt prie to bestsellerio irgi, ar ne? Tai ten ir sako, kad kas pasikeitė, jeigu mes anksčiau turėjom, jaunimas, ar ne, turėjo kažkokius lyderius savo tokius, kuriais seka, tai iš bendruomenės, iš kažkokių sportininkų, tokių kažko pasiekusių pagal sritį ir panašiai, kur matė realius veiksmus, tai buvo žmonės šalia vienaip ar kitaip, tai dabar mes galim sekti, nežinau, ten daliai gal jaunų merginų Kim Kardashian yra etalonas, ar ne, ir nori tiek laikų ir kažkokių tokių pat reikalų. Tai be abejo, kad
jaunimo linijos tikslas yra priminti, kad realus gyvenimas nėra Instagramas. Ar ne? Tai mes tą dažnokai kartojam ir kad jausmai tokie, kokie kyla realiam gyvenime, ar ne, mes jų nematom Instagrame. Tai kalbant apie influencerius, man atrodo labai svarbus ir jų pačių ir atvirumas, ir dažnesnis šnekėjimas, ir apie tuos emocinius sunkumus, su kuriais susiduria, ir kad gyvenimas nėra tik tiesi linija, ką mes dažnai kartojam, bet jaunimo linija, ar ne, kad būna visko ir kad normalu jausti įvairius jausmus, kad normalu kreiptis pagalbos, kai jos tikrai reikia. Ir labai svarbu, kad mes kartais irgi žiūrėdami į psichikos sveikatą, galvotume ne tik tai, kad kaip čia ir dabar padėti, ką jaunimo linija ir daro, nes budi mūsų savanoriai visą parą, tai reiškia, nežinau, blogai jautiesi naktį, gali paskambinti. Bet kartu mūsų tikslas jau šiandien yra, kaip edukuoti tuos jaunus žmonės, kad jie taptų emociškai atsparūs. Nes kitaip, ar ne, visą laiką tos pagalbos mygtuko neprispaudys, jeigu truputį nerimas, tai ką su tuo darau. Tai vėl einu į Instagramą, tai mūsų ir yra turbūt daugybė tokių tų patarimų, kaip rūpinti savo emocinę sveikatą, emocinę higieną, tie patys banalūs sportas, miegas, mityba, pasivaikščiojimai, nes nėra kitų receptų, ar ne. Mažesnis tas skrolinimo laikas ir gyvenimas tikro gyvenimo, ten užsiėmimas įvairiom veiklom, kaip banalybė skambėtų, niekas neatrado kitų receptų. Ar nėra tokio oksimorono iš to, ką, Diana, jūs sakot, kad virš 90% jaunų žmonių jaučia nerimą? Ir tuo pačiu metu mes turėjom pernai tyrimą, kurio čia labai didžiavomės ir viešinom visam pasaulyje, kad Lietuvos jauni žmonės yra laimingiausi pasaulyje apskritai. Tai ar čia neprieštarauja viens kitam, ar tiesiog tie kiti yra tiek nesmarkiai nelaimingi, kad mes esam laimingiausi? Mes iškart reagavom į tyrimą. Aš turėjau, nes čia yra jūsų duona ir druska. Tai kalbėjom ir vailiose laidose, ir televizijose, ir radijai. Tai esminis dalykas turbūt yra labai svarbu, kad tas laimės indeksas ir nebuvo visai kitaip matuojamas. Čia ir dabar sekundinis jausmas, ar ne, ir taip toliau. Tai mes galim tikrai per dieną jausti kalną jausmų. Aš galiu ryte atsikelt labai laimingą, ten po to perskaityti kokį elektroninį laišką, paskrolinti, pamatyti, kaip gerai Andrius Tapinas pririnko laikų ir tada galvot, kodėl aš ne, man tai nesiseka. Ir viskas, ir mano tuo metu, ar ne, aš jau jaučiu nerimą, ką man patirti. Ir čia aš kalbu apie tą emocinę atsparumą, kaip su tai savo jausmais, mokėti juos atpažinti, suprast, kas vyksta. Ir mes galim reguliuoti elgesį. Mes jausmų taip nelabai galim reguliuoti, ne, mes pykstam, tai pykstam. Mus turbūt vaikystėje auklėjo, kad negalima pykti, negalima liūdėti, nustok verkti, ar ne. Tai čia yra viena. Nebliauk, nebūk boba. Jo, tai va. Tai to irgi turim, ar ne, bet mes dabar žinom, kad su jausmais mes turim juos atpažinti, mokėti, ar ne, ten identifikuoti, o elgesį galim valdyti vienaip ar kitaip. Tai vat, kalbant apie tą laimės jausmą, labai džiugu reikia to džiaugtis, ar ne, kad mes ir tą jausmą, tas mūsų jaunas žmogus pajaučia ir tuo galim būti pasaulį žinomi. Kartu reikia suvokti tą realybę, kad jausmas laimės, ar ne, arba ta būsena gali būti akimirka. O vat visą kitą mes metai iš metų darydami tyrimus matom, kad situacija prastėja. Situacija prastėja, procentai auga, skambučių kiekiai auga, žvelgiant į 25 metus, jaunimo linijai. Ko labiausiai trūksta? Tas turbūt klasikinis atsakymas pinigų, bet gal turite ir identifikavę aiškiau, ko reikėtų, kad 35 metais šita socialinė iniciatyva dar labiau stiprėtų ir augtų. Tai mes turbūt ir galvojam, kad esminis dalykas yra žmonės. Ne? Pas mus ir savanoriai, kurie ateina savanoriauti, kurie būna mūsų organizacijų, tai jie, nežinau, yra savanorių virš 20 metų pas mus savanoriaujančioje. Ne? Tai yra labai svarbu, bet kartu žmonės ir gali padėti kitiems žmonėms. Tai vat savanorystė turbūt tiek ta emocinės paramos, tiek ta vadinama profesinė, kai žmogus, mes turim ir tokių savanorių, kurie, pavyzdžiui, yra kokie nors IT specialistai arba dirbtinio intelekto ir jie prisijungia trumpiem projektam ir padaro pokyčius, kad yra organizacija būtų šiuolaikiška ir moderni ir kad mes galėtume tas paslaugas ar ne teikti kuo labiau, tai yra ir teikti emocinę paramą ir edukuoti, tai reikia žmonių ir pinigų, savo asmenį. Nes mes tikrai turim labai aiškę viziją, mes turim tikrai vertybės, mes turim patirtį, kompetencijas ar ne, bet iš tų dviejų pusių to reikia palaikymo, nes visuomeniai mes matom, kad vis tiek to reikia. Tai aš šiandien galiu tik pakviesti savanoriauti jaunimo linijoje, ar ne, ir tą labai paprasta padaryti, kaip tik vyksta atrankos ir mūsų puslapį labai lengvai rasit, skilti savanoriauk ir užpildyti reikia anketą, arba jeigu neturit laiko, visada galite finansiškai paremti ir tam laikotarpiu tai gali būti irgi didelė parama, nes nieks nežinom, ar mūsų aplinkoje esantys žmonės, jauni žmonės, ar ne, neskambina, va šiandien šiuo metu. Turint omeny procentus, tai greičiausiai, kad skambina. Tik tai, kad jie, aišku, išlaiko tai savo nedidelę paslaptį.
Bet va čia aš ir noriu pasakyti, kad jeigu mes turėtume ir daugiau žmonių, ir daugiau resursų, tikėtina mes galėtume atsiliepti dar šiek tiek daugiau skambučių, nes per metus tokia apypilnė Žalgirio arena per krepšinio rungtynės, tai yra ta žmonių dalis, kuri neprisiskambina per metus jaunimo liniją, nes jaunimo linija yra užimta. Tai tiek tų skambučių, o va tu tam tikrų metų galbūt, pačiu įtempčiausiu. Reikia padaryti jums su krepšinio Žalgirio klubu reklaminį klipą, kur 15 000 žmonių tiesiog paima telefoną, laiko ir jūs sakėte, štai čia tie žmonės, kurie negali prisiskambinti. Aišku, ten tik tai tas socialinis portretas, turbūt krepšinio fano šiek tiek skiriasi nuo to. Taip, bet masė žmonių, įsivaizdavimui, tai labai lengva suprasti. Kągi, tai tokia yra jaunimo linija, jeigu turite galimybių savanoriauti arba prisidėti prie jos prasmingos veiklos, tai tikrai kviečiame. Tuo labiau, kad matome, kad tikrai skaičiai nemeluoja ir turbūt savo aplinkoje taip pat turite tos vadinamosios Z kartos žmonių, kurie, nepaisant tyrimų, gal nėra patys laimingiausi pasaulyje. Diana, ačiū už skirtą laiką, ačiū už jūsų darbą ir jums taip pat irgi nuo mūsų rėmėjų nedidelė dovana. East Island spa centrai dovanoja mūsų svečiams valandos trukmės pasirinktą meistro iš rytų masažą. East Island spa centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Druskininkuose. Tai tikra rytietiškų pojūčių oazė. Ačiū Jums dar kartelį. Ačiū. Čia šiek tiek atsipalaidavimui ir gerų darbų. Ačiū labai. O mes tęsime laidą toliau. Tele2 5G namų internetas. Greičiau, pigiau ir visaip labiau. Dabar net pusę metų nemokamai. Kas yra seniausia profesija Žemėje? Ne prostitucija. Influenceriai. Tikrai, žiūrėkit. Dar Žaltys, juk buvo pirmasis influenceris, reklamavęs rojaus obuolius ir už influencinės Ievą paragauti uždraustojo vaisiaus. Vėlesniais laikais įvairūs influenceriai taip pat prisidėjo prie didžiausių istorinių įvykių ir keitė pasaulį one Facebook story at a time. Jėzus Kristus, Da Vinčis, Napoleonas, Varliukas Kermitas, Gandis ir tie bičiai, kurie reklamuoja kripto. O Marijos Antonės Instagramas tikrai būtų aplenkęs visas Kardašianaitės. Tačiau šiandien, vasario 16 dienos proga, sutelkime dėmesį į vieną mums labai svarbią influencerių grupę. Tai yra mūsų nepriklausomybės influenceriai, kurie prieš kiek daugiau nei 100 metų influencino Lietuvą atkurti valstybę ir tarpukariu statė šiuolaikinės Lietuvos politikos, verslo, kultūros ir sporto pamatus. Trumpam įsivaizduokime, kad tuo metu jau egzistavo Facebookas, Instagramas, X'as, TikTokas ir pažiūrėkime, kaip mūsų istorija būtų atrodžiusi socialiniuose tinkluose. Influencerių tokia, pavadinkim, epocha būtų prasidėjus 1904 metais, kai caro valdžia po 40 metų bano būtų atblokavusi visus lietuviškų socialinių tinklų profilius. Sekėjus rinkti pradėtų Basanavičius, Smetona, Maironis, Vaižgantas, nebereikėtų piratauti ir siųstis lietuvišką žodį per torrentus iš serverio knygnešiųįlanka.org. O 1905 metais kai kurie influenceriai jau turėtų pakankamai sekėjų ir Basanavičius su Kriaučiūnu, Nemaišys su Kasčiūnu, pradeda organizuoti pirmąjį lietuvių tautos atstovų suvažiavimą Vilniuje. Facebook'e mes gautame tokį pranešimą. Basanavičius ir Kriaučiūnas pakvietė tave į renginį. Lietuvių suvažiavimas. Vieta Vilniaus miesto salė, laikas 1905 metų gruodžio 4-5 dienos. Going 2000. Dar daugiau interested. Dažniausias komentaras, ar bus online transliacija. Natūralu, kad spauda ieškotų klikbaitinių antraščių. Lietuvos žinios rašytų: Vilniuje neeilinis suvažiavimas, pamatyk pikantiškas renginio detalės iš arti. Lietuvos ūkininkas, didžiajame Vilniaus Seime ne tik politika, kuo apsirėdė jo dalyviai. Caro ekspresas retoriškai klaustų, ar mes ne per maži įgyvendinti didžiojo Seimo planus. Didžiajame Vilniaus Seime lietuviai pareikalauja autonomijos, sutarė, kokiomis priemonėmis jos sieks, įvyksta poros partijų steigimieji suvažiavimai. Tai aišku nepatinka carui ir jis pradeda į Sibirą tremti tuos, kurie po suvažiavimo rašo antivalstybinius postus ir skatina lietuvių tautą sukilti. Tais laikais caras būtų turėjęs galę bet kam namie atjungti internetą. Kitaip tariant, Seime pabūti galėjai, bet su tokiais video tikrai užlėksi. Kviečiu ir visus mūsų Lietuvos žmonės atvykti penktadienį į Lukiškių kalėjimą.
kur vyks debatai, paskutiniai debatai 8 val. Vakare. Ir kviečiu atsivežti, nežinau, beisbolo lazdas, šakes, dalgius, žodžiu, tai, ką turit namuose, ką galima panaudoti, jau, kaip sakant, susidorojimui, tiesioginiam. Čia beje tiems, kas nežino, yra vyriausioji tarpukario ragana. Šio Seimo nutarimais remiasi ir kiti prieš 18 metus vykę suvažiavimai. O reali nepriklausomybės galimybė jau iškyla Pirmojo pasaulinio karo metais Lietuvą okupavus vokiečiams. Tada labai populiarus Facebook'o profilio rėmelis buvo Educated Germanated. 18 metais susirenka Lietuvos taryba su pirmininku Jonu Basanavičium ir sutarus dėl nepriklausomybės akto teksto vasario 16 dieną 12 val. 30 minučių Basanavičius jį papaustintų viešai. Kadangi tai yra tarptautinis įrašas, jis aišku būtų naudojęs buvusį Twitterį arba X'ą. Bet bėda. Nepriklausomybės aktą sudaro 872 simboliai, o X'o vartotojai dėl ankstesnių taisyklių tai yra įpratę sutilpti į 140. Aktą tektų trumpinti. Jis skambėtų taip. Nutarimas. Lietuvos taryba atstato nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostinė Vilniuje. Kas bus toliau, nustatys steigiamasis Seimas. Prašom pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Jau neblogai, bet vis tiek dar virš 200 simbolių. Visi supranta, kad tokio longrydo niekas neskaitys. Čia nesubstekas. Smetona galbūt būtų galėjęs prieiti ir pasiūlyti patrumpinti, išmetant tuos demokratinius pagrindus. Bet demokratinius pagrindus išmesim vėliau, o internete simbolių galima sutaupyti ir kitais būdais. Galiausiai postas būtų atrodęs taip. Lietuvos taryba atstato nepriklausomą demokratiniais pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostinė Vilniumi. Prašom pripažinti nepriklausomą Lietuvą. 133 simboliai, dar galima pridėti vėliavos emoji, bet dėja neturim vėliavos. Ir komentaruose Jonas pažymėtų @Real Kaiser Wilhelm II, @Kancler Hertlig. Ir šis atsakytų, kad Vokietija Lietuvos nepriklausomybės nepripažįsta. Tada į komentarų skiltį įsirautų Pilsudskis su Želigovskiu ir viskas atrodytų maždaug taip. What the fuck, hebra, kaip ATR? Ištrinkit postą. Jei taip, tai būsi monarchija. Ich bin labai laimingas būti jūsų karalius. Tačiau neužilgo vokiečiai prapila karą ir Lietuvos taryba atsako: Vilhelmai, sorry nebereikia, arba tiesiog gaustina hercogą. Bet ir čia viskas nesibaigia, nes pasitraukus vokiečiams į Vilnių žvairuoti pradeda ir lenkai, ir sovietai, ir mūsų marginalai. Toks naujas ir neįtin malonus trendas. Panašiai kaip challenge'as kramtyti skalbiklio kapsulės. Komentarų skiltyje prasidėtų 2 metus truksiančios kovos. Ner ATR, ner ir Vilno. Vaikas, mauk iš Vilniaus, nes pasigausiu, mažai nepasirodys. Mes čia įkursim savo vyriausybę su darbininkais ir baltarusiais. What the fuck, Vincai? Tu dabar komuniaga? Tačiau lenkai netrukus ir vėl paima Vilnių, o mums nelieka nieko kito, kaip tik kalbėti su sovietais. Čia panašiai kaip prašyti savo ex pagalbos, nes labai sunku su pinigėliais. Vilnių atgavom, bet jau 20 metais į jį vėl įsirovė girtas kaimynas iš pietų. X komentarai toliau nestabdytų. Jūs nesuprantat, čia yra Lenkų. Vilno visada buvo Lenkų. Josefai, čia taviškis? Tak, bet pats sugalvojo. Tai išsivesk. Ne, tai kam čia toliau kursite aistras? Pasiliksim Vilno savo. Vakarai, alio, čiagi mūsų. Fake news, čia sugeneruota į. Ir viską baigtų Tautų sąjunga. Vilnius Lenkų, Klaipėda ir Kaunas Lietuvių. Tautų sąjunga out. O lietuviai socialiniuose tinkluose užblokuotų Lenkus, Lenkai Lietuvius ir nebečiatintų vienas su kitais iki 38 metų. O burbuluose viens ant kito varytų užkalnio stiliumi. Dar pripažintą nepriklausomą valstybę mes turim. Be Vilniaus, bet turim. Iš serijos biški daužtas, biški skendės, bet vis tiek bemsas. Jaunai demokratijai tada reikėjo absoliučiai visko. Pradėti reikėjo, aišku, nuo vėliavos. Valstybinių lygmenių tokia pat svarbi tapatybės dalis, kaip paaugliui jo telefono dėkliukas. Dar 17 metais pirmąjį jos variantą pasiūlo dailininkas Antanas Žmuidzinavičius. Kodėl jis? Jis turbūt Instagram'e turėtų daug followerių. Ir dėl to, kad su kitais dailininkais surengė pirmąją lietuvių dailės parodą, keliavo po Europą ir Ameriką, skaitė paskaitas apie dailę ir užsuko crowdfundingą lietuvių tautos namams. Paprasčiau tariant, kūrė tikrai gerą kontentą savo sekėjams. Per lietuvių konferenciją Vilniaus miesto teatre salėje būtų pakabinės žaliai raudona vėliava. Nufotkintų, papaustintų ir klaustų, ką manot. Bet komentatoriai parintųsi, kad vėliava atrodo niūri.
Tada būtų sudaroma komisija išspręsti vėliavos klausimą. Basanavičius, Žmuidzinavičius ir Tadas Daugirdas dar žinomi kaip vėl tie patys. Jie kuria podcastą ir podcastą bando aiškintis, ko reikia vėliavai. Žmuidzinavičius paustintų dar kartą 2000 laikų ir pridedu į vėliavą geltoną spalvą, 3000 laikų ir pridedu herbą. Žodžiu, komisija paleistų tokį neoficialų balsavimą tipo rinkis spalvą lietuvišką. Ir balandį jau pasirodytų trispalvės paustas. Vėliau šį metodą mes naudosim rinkti vardus Bairaktarui. Tik Dobužinskis užmestų komentarą, kažkokia jinai man nejasna. Ir gal dar paburbėtų kokiam mažam ir nepopuliariam podcaste apie tai. Su himnu kiek paprasčiau, nes jį dar 1898 metais tik tokia papaustintų trendintis atlikėjas Vincas Kudirka. Jis keltų tautiškos giesmės ištraukas po kelis kartus per dieną ir taip kasdieną iki pat savo mirties, kol algoritmas pradėtų ją rodyti kiekvieno valstiečio ir inteligento telefone. Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus tęs stiprybę semia. Basanavičius ir Smetona mėgintų gintis, kad TikTok'o jie nesinaudoja, bet labai greitai pasidarytų aišku, kad iš tikrųjų jie vakarais prieš miegą po 2 valandas skrolina, nes tautiška giesmė suskamba Didžiojo Vilniaus Seimo išvakarėse. Jeigu reikėtų prilyginti, gabalo populiarumas toks kaip 2003 metais bus 3 milijonų. Ir trauktų jį visi, kada tik pasitaiko proga ir nesiklauso kokia tai rusiška ausis. Kaip sužinosime vėliau, ir žodžių nebūtina mokėti, kad parodytum tikrąją meilę tėvyniai tuk-tuk. Iš praeities tavo sūnus tęs stiprybę semia, tegul vaikai Lietuvos tams ein. Susijaudinau. Sa ir šviesa tamsumus pašalina. Oficialiai, aišku, mes būtume turėję ir daugiau pretendentų į himną. Maironio Eina garsas, Maironio Marija Marija, kur bėga Šešupė, bet visiems turbūt buvo aišku, kad didesnės intrigos čia nebus. Maironis buvo tokia tarpukario Ščiogolevaitė ir Pilvelytė Eurovizijos atrankose vienu metu. 19 metais Kudirkos tautiška giesmė patvirtinama. Keista, bet daugiau tokių sėkmingų gabalų Kudirka nebeišleido. Todėl jis yra One Hit Wonder. Tais pačiais metais mes išsirinkom ir pirmąjį Lietuvos Respublikos prezidentą – Antaną Smetoną. Tiesa, jį rinko Lietuvos valstybės tarybos nariai, o vėlesnius jau Seimas. Ir pirmaisiais rinkimais viskas buvo apskritai labai paprasta, nes kandidatas buvo tik vienas. Bet rinkimų kampanija vis tiek būtų buvusi intensyvi ir Antanas Smetona tikrai būtų sukūręs štai tokią rinkiminę dainą. Už Antaną, 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 už Antaną, mėlėjai draugai, mes iššausim šampano fontaną ir dainuosim džiaugsmingai ilgai. Gyvenimo būdo žurnalas Tarpukario žmonės rašytų: išskirtinis interviu su kandidatu Antanu Smetona. Tikroji kova vyksta su savimi. Po straipsnių susirinktų daug profilių su gilių nuotraukomis ir patvirtintų, kad tikrai žmogus visų pirma turi nugalėti save. Ir kad Smetona labai gražus vyras. Gal ne aukštas, bet labai gražus. Ir dar turi tradicinę šeimą, tai ko daugiau norėti. Tarpukariu iškyla 2 labai ryškus politiniai blokai. Pirmas – krikdemai, antras – kairieji, valstiečiai liaudininkai ir socialdemokratai. Laimi vieni, laimi kiti, o po rinkimų YouTube aptarinėja švytuoklės principą. Atrodė, kad gali tą švytuoklę visiškai sustoti ir pirmą kartą Lietuvos istorijoje gali būti, reiškia, įvykti taip, gali atsirasti taip, kad valdančioji partija ir su kitomis valdančiomis partijomis, bet pagrindinė valdančioji partija gali turėti tikrai realius šansus išlikti valdžioje. Taip. Bet visiškai tai viskas žlugo kaip kortų namelis, atėjo valstiečių bangas. Nieko neįprasto. Įdomiau, kaip būtų atrodę pačios rinkimų kampanijos. 26 metų Seimo rinkimai socialiniuose tinkluose jau tikrai primintų razborkes, o ne diskusijas. Didelį sekėjų ratą turi krikdemų naujienų kanalai Tėvynės sargas ir Rytas, bei kairiųjų Lietuvos žinios. Ir nevengtų rašyti bet ką, kas tik šauna į galvą. Matyt, nugirdo, kaip kažkas vakaruose leptelėjo: "You are the media now." Valstiečiai kaltintų krikdemus, kad kunigai per daug laiko praleidžia politikuodami ir mišių metu agituoja tikinčiuosius. Žodžiu, sakytų "make kunigai work again", o kunigai atgal paustintų "degsit pragare". Tiesiai šviesiai tiesiog "degsit pragare". Velnio veidelis, liepsnelė, liepsnelė, liepsnelė. Populiariausia metų grotažymė – Cicilikai lauk. Lietuvos žinios papasakotų istoriją, kaip vienas kunigas kažkokiam žmogeliui tiesiai iš burnos ištraukė komuniją, nes tas balsuoja už valstiečius. Krikdemai aiškintų, kad valstiečius finansuoja masonai, o Grinius pakasė savo mirusių tėvų tiesiog namo kieme. Faktas, kad jokių fact-checkinimų tada nebūtų.
Engagementas būtų toks, kokio Lietuva dar nematė, o laivuose būtų galima išgirsti, kad soteristai per stogą numetė ant moters akmenį, kad bažnyčios patarnautojas užvažiavusios demui per galvą, vieni fašistai, kiti komunistai, žodžiu viską, ką šiais laikais optimizuotai talpina vienas maestro Artūro Orlausko kanalas. 26 metų Seimo rinkimus visgi laimi kairieji ir ima rinkti prezidentą. Dar kandidatuoja ir dvi moteris – Petkevičaitė Bitė ir Felicija Bortkevičienė. Laikraščių antraštės skelbtų. Signatarai jo nekenčia, sužinok kandidato politinės sėkmės paslaptį. Kokį apdovanojimą Grinius atsiėmė Rusijoje? Bitė prezidentė, ar bus tokia pat darbinga? Žmogus po ūsais, negirdėtos Smetonos istorijos. Ir galiausiai išrinkamas prezidentas Grinius. Opozicija, tai yra krikdemai, vis dar nerimauja, kad valstiečiai su Grinium priešaky kažkaip per švelniai elgėsi su komunistais ir vaikšto plonu ledu. Vilniaus mes jau nebeturim, o į likusias žemės žvairuoja sovietai. Ir ima organizuoti valstybės perversmą. Su jo planu supažindinamas ir Smetona, ir įvykdyti nusprendžiama per Griniaus 60-metį. Socialiniuose tinkluose, kaip populiariausias bajeris, vaikščiotų garsusis įrašas su Hollywoodo žvaigžde Happy Birthday, Mr. President, Happy Birthday to you. Galime įsivaizduoti, kad perversmas atrodytų maždaug taip. 1926 m. gruodžio 17 naktis. Grinius prezidentūroje. Skaitinėja komentarus apie save Lietuvos žiniose, laikina gimtadienio sveikinimus Facebook'e ir staiga įkrenta notificationas. Antanas Smetona mentioned you in a post. Grinius neužblokavęs Smetonas, nes siekia, kad jo profilis būtų atviras visiems. Grinius atsidaro socialinį tinklą, o ten perversmininkų žinutė Lietuvai. Pasižiūri pro langą, aplink prezidentūrą jau stovi kariuomenė su Povilu Plechavičium priešaky. Kairieji niršta. Mes laimėjau! Mes laimėjau! Narkomanai! Oi, nu išlaužė ranką banditas! Išlaužė ranką banditas! Grinius dar bando sakyti, kad vyrai čia nelabai demokratiška. Tačiau iš už Plechavičiaus nugaros pasirodo Smetona ir šauna vieną trumpą ir aišku. Klausyk, uždaryk burną savo, gerai, Aslė? Kažkas minioje telefonu, aišku, spėtų užfiksuoti šitą momentą ir iš karto keltų jį į Facebooką ir tai taptų viral. Grinius gruodžio 18 dieną atsisako prezidento posto. Gražiai susitarė su Smetona ir Voldemaru, kad vyrai nepanaikins 22 metų konstitucijos, tačiau gruodžio 19 dieną oficialiai prezidentūros paskyra paskelbė, kad Lietuva turi naują prezidentą Smetoną, o tas iškart panaikina 22 metų konstituciją ir įveda autoritarinį režimą. Grinius Facebook'e rašytų taip, kaip dabar rašo Ingrida Šimonytė. Gerbiamas ponas Smetona, aš suprantu, kad gali būti baisu pralaimėti trečius rinkimus iš eilės, bet nesišluostykime į konstituciją kojų. Prie įėjimo yra kilimėlis. Tiesa, aišku, mūsų tas autoritarinis režimas palyginti švelnus. Represijų ne tik ir daug, o paprastam lietuviui bet kokiu atveju reikia gyventi toliau. Juk gerovę mes kūrėm nuo pagrindų. Tais laikais Vintede būtum galėjęs nusipirkti tik dėvėtas vyžas ar suplyžusi žiponą. Todėl spekuliantai, geriau mums žinomi kaip įtakingi verslininkai, LinkedIn tinkle būtų pradėję dalintis savo patirtimi. Štai pavyzdžiui, broliai Juozas ir Jonas Vailokaičiai dar 12 metais būtų rašę We are happy to share that we are starting a new position as CEOs of brolių Vailokaičių bendrovė. Po to dalintųsi nuotrauką iš pirmos dienos ofise, pridedami, kad šiandien Lietuvoje įkurtas pirmasis startupas, kuris supirks ir vėliau išsimokėtinai parduos parceliuojamų dvarų žemę. Sveikinam kolegas! Po postų komentuojama. Lietuvoje pradėjo augti vienaragis. Sveikinu visus padalinio darbuotojus prisidėjusius prie šios sėkmės. Tai yra puikus įrodymas, kodėl Lietuvos startuolių ekosistema bus greičiausiai auganti vidurio ir rytų Europoje. Selfiuką su broliais bandytų pasidaryti praktiškai visi Lietuvos ministrai, nes jų buvo labai daug. Na, startuoliai tarpukario Lietuvoje gal ir neaugo itin greitai, bet brolių verslas klestėjo. 19 LinkedIn'e būtų trendinės tik tai vienas įrašas. Šiandien galime oficialiai pranešti, kad atidarome komercinį banką Lietuvoje, Ūkio bankas. Ir vėl pasipiltų komentarai. Congrats, keep growing, best of luck, fantastic update. Tik Marytė nesakysiu, pridėtų, o kodėl ne Vyčio bankas? Vailokaičių kurtas Ūkio bankas bene labiausiai nešė pelną. Jo pagrindinis kapitalas siekia 15 milijonų litų. Visoje Lietuvoje broliai įsteigė arba nupirko daug bendrovių. Jiems priklausė Palemono plytinė, su daugybė padalinių visoje šalyje, stambi mėsos perdirbimo bendrovė Maistas, didžiulis iš brolių Šmitų nupirktas metalo fabrikas.
Jie skelbtų apie sukauptus turtus, užinfluencintų litą, kuriam buvo prognozuotas žlugimas. Nes tada irgi buvo tokių, kurie norėjo mirti prie rublio. Atsirastų įrašas. Vailokaičiai are celebrating business milestone. Esame laimingi pranešdami, kad lemiamų momentų ūkio bankas ėmė keisti litus į markes ir į dolerius Lietuvos banko nustatytų kursų. Spekulacijos, kad litas nuvertės, liovėsi. What an achievement. Jie aišku dalintųsi ir straipsniais apie Klaipėdos sukilimą ir taptų didžiausiais jo rėmėjais. Investicija, kuri atsipirkinėja dar ir dabar. Galime visas 3 saulėtas vasaros dienas praleisti prie jūros. Aišku, kai vailokaičių vienaragiai taip augo, galėjo atsirasti ir problemų su HR-u. Į ką kuris nors iš brolių Slekė būtų rašęs. Laikas įvardinti kelis dramblius kambaryje. Jeigu atėjot pas vailokaičių dėl startupo vaibo, tai laikas susinchronizuoti, kas yra startupo vaibas. Čia ne centralinis žydų bankas, kad darytumėt bare minimum. Pirmą darbo dieną HR'as aiškiai pasako, kad pas mus yra remote first kultūra. Tačiau ji buvo sukurta ne tam, kad jūsų prioričiai būtų 2 valandas konkę važinėtis arba 16 valandą jau pas Konradą kavą su lykeriu gerti ir būti nepasiekimiems. Tai tapo tiesiog slekinimu, ok? Ir po tiek team efforto nuo 19 metų daryti tokį announcementą man yra mažiausiai sad. Tai arba pradėkite judinti kumpius ir uždirbti litus, arba rinkitės kitą kontorą. Galite tai laikyti gimtadieniniu vailokaičių bendrovės sveikinimu. Kažkas tikrai būtų nutekinęs šitą vidinį įrašą į viešumą ir tarp auksinio Kauno jaunimo būtų kilęs pasipiktinimas. O į lydėtų pamastymai su grotažėme seniai karo nebuvo. Bet LinkedIn'e vailokaičiai dominuotų ne vieni. Broliai Salamonai turtus susikrovė iš dūmų. Izraelio Salamono profilyje būtų parašyta patirtis 19 amžiaus pabaigoje mesti mokslai rabinų seminarijoje. Kalvarijoje įsteigtas nedidelis tabako fabrikėlis, gaminamas Mahorka ir Bakūnas. 19 metais su savo 7 sūnumis įsteigtas tabako fabrikas Kaune. Na, nedvasiniai lustai, bet vis tiek įspūdinga. 1923-aisiais fabrikui pastatytas naujas gelžbetoninės konstrukcijos 4 aukštų pastatas plytų mūro sienomis. Į iškilmingą atidarimo ceremoniją tuomet rinkosi šalies politikos ir verslo elitas. Tai buvo didžiausias ir moderniausias fabrikas visoje Lietuvoje, kuriame dirbo apie 250 žmonių, daugiausiai moterys. Ir dalintųsi jis sėkmingo verslo patarimais, mat per dieną jo fabrikas prisukdavo 1 milijoną papirosų. Tabako magnatams priklausė ne tik fabrikas Kaune, bet ir senasis fabrikas Kalvarijoje, keletas namų Kaune, tabako ir papirosų fabrikas Janidze Klaipėdoje. Salamono profilyje jų patirties keltis vis pildytųsi. Akcininkai, dalininkai, daugelėje kitų pelningų įmonių. O prie pasiekimo ir sveikinimo postai vieniems turtingiausių Lietuvos gyventojų, kurie dosniai aukoja labdaringoms organizacijoms. Nes geras PR'as pigiai nepasidaro. O studentai už tai socialinio tinklo profiliuose darytųsi tik tas nuotraukos, kurie stovi pasirėmę prie sienos su Solomonu cigariukais rankose. Niekas negali suprasti mano sielos skausmo, rašytų jie. O jeigu su cigariuku dar prie automobilio, iš viso svajonių profilio nuotrauka. Mados rinką tik tokia būtų diktavęs Chaimas Frenkelis. Šiauliuose pastatęs mūrinį odos fabriką, jis labai užtrendino visoje Rusijos imperijoje, kad Šiauliai net gavo nikneimą odų sostinė. 5 metais Frenkelio odos dirbiniai Paryžiaus parodoje buvo net apdovanoti aukso medaliu. Fabrikas ypač išgarsėtų, kai pradėtų gaminti batus raudonais padais. Na, faktiškai labutenai. Išvertus labatinai, labadinai, labadiena, labadiena. Kažkaip taip. Kultūrinį šalies vakuumą užpildė kaučeriai. Dvasiniais klausimais tarpukario lietuvius aišku būtų kaučinės Vaižgantas. Grožio ir sveikatos Vidūnas, meno Maironis. Žodžiu, grind and hustle mano Lietuva, nes babkės pačios nepasidaro, knygos nepersiskaito, sixpackas nuo sočių riebalų neužauga, o dvasia per Netflixą į dangų nepakyla. Buvo aišku ir kitų influencerių, bet kaip sakoma, istoriją rašo tie, kas turi daugiausiai sekėjų. O jeigu negirdėjote tokio posakio, sveikinu jūs su 70-uoju jubiliejumi. Kaip jums sekasi skaityti papirinius laikraščius ir atsakinėti laidiniu telefonu? Ar nepabodo? Vaižgantas buvo kunigas, rašė knygas ir rašė taip, kad Hebra nespėjo skaityti. Blaivydamas tautą grasino atpilų tiems, kas gers. Be to nuolat komentuodavo jaunųjų menininkų darbus, prašė jie to ar ne. Tai jeigu paprastai, jis siekė, kad visuomenė būtų kultūringa. Bet kultūringa tai reiškia nenuobodi. Pats Vaižgantas Kaune rytais basas bėgiojo po pievas ir dažnai maudydavosi Nemune. Kas jo Instagrame būtų atrodę, na kažkaip taip. Cold water, cold weather, for strong men, no problem.
Istoriją savo knygoms rinko išpažinčių metu ir vienas pirmųjų pradėjo prašinėti atviras meilės scenas. Grinai taip, kaip išgirdo jas parapiečiams pasakojant savo OnlyFans patirtis. Visuomenė jį followino, nes laiko kitiems jis skiria daugiau nei savo. Švietė jaunimą ir darė tai absoliučiai visais kanalais. Geriausia dalis, kad savo laivuose ne jis prašė sekėjų įmesti pinigų, o sekėjai galėjo prašyti, kad jis jų įmestų jiems. Todėl kartais ir įkreipdavosi net ir dėdės bei dėdienės iš šeimų maršo. Galų gale Vaižgantas būtų nulaužęs internetą, kai savo mirusiam šuniui ant savo sienos parašė nekrologą. Nes internete žmonės labiausiai mėgsta du dalykus – komentuoti straipsnių antraštės ir gyvūnus. Tuo tarpu Vydūnas daugiau rūpinosi sveikata. Susirgęs tuberkuliozę pradėjo domėtis alternatyvia rytų medicina, ajurveda, tapo vegetaru, meditavo, bei manoma, kad vaikščiodavo miške nuogas. Galėtum sakyti, kad keista, bet faktas, kad išgyveno. Todėl aplenkdamas laiką, Instagrame būtų pradėjęs reklamuoti sveiką gyvenimo būdą, dar prieš išsibėgėjant Čija ir Pilateso manijai. Kai mes medituojam, mūsų protas atsijungia nuo išorinio pasaulio, mes nematom pasaulio, mes negirdim, kas vyksta, mes nejaučiam netgi savo kūno ir sąmonė pradeda patirti pati save. Ir ten įmanomos iš tikrųjų fantastinės patirtis, kai kurios jų labai malonios, kai kurios turi gydomųjų savybių, kai kurios duoda įkvėpimo ar gerų idėjų kūrybiniai veiklai. Vydūnas taip pat gimdymo slėpiniuose aprašė erotinę kultūrą, kur teigia, kad iš esmės vienintelė seksualinių santykių funkcija yra susilaukti vaikų ir skatino visuomenę atsisakyti visų priklausomybių, kaip kad alkoholio ir rūkymo. Kitaip tariant, Vydūno idėja Lietuvai buvo negerk, nerūkyk, nevalgyk mėsos ir nesidulkink. Skamba net baisiau nei 10 Dievo įsakymų, kai kuriems jis atrodė toks nurautas tų laikų Maibachas. Alkoholis iš tikrųjų yra demonų portalas. Kai mes prisigeriame, kai daug prisigeriame, tai mūsų vibracijos labai sužemėja. Ir kai mūsų vibracijos labai sužemėja ant tiek, kad mūsų siela net nebenori būti. Na, o jo idėja, kad tik sveikas, sąmoningas žmogus gali prisidėti prie tautos augimo. Pats Vydūnas dalyvavo mokslo veikloje, dirbo mokytojų, vadovavo chorui, statė spektaklius, kurie tuomet greičiau priminė Woodstocką. Yra manančių, kad ten prasidėjo ir festivalis Jaga Gathering. Galiausiai kažkam reikėjo tautai serviruoti sekmadienio skaitinius. Kad nors kas pakeltų tautiškumą, moralę ir pakurstytų meilę tėvynį. Ir čia ateina Maironis. Tas pats, kuris prapylė Eurovizinę himno atranką. Nors Kudirka jau buvo miręs, tačiau galima būtų įsivaizduoti, koks beefas būtų užsikūręs tarp šių poetų Maironiui parašius Lietuva brangi. Ačiū, kad stumėt mano muzikos, tikiuosi daugiau žmonių nueis jos paklausyti. Niekas nestumėjo tavo muzikos ir aš tikiuosi labai, kad daugiau žmonių nueis jos paklausyti. Tu esi labai tikrai labai talentinga. Kiekvienas turim savo subjektyvę nuomonę, aš tai pasakysiu. Ir kaip atlikėjui aš nematau pointo stumt. Kaip atlikėjai aš nematau pointo stumt, bet vis tiek labai bandysiu klauto padaryti iš tų, kurie yra biški daugiau padarę, daugiau apšykę ir daugiau pasiekę. Bet ta prasme, aš neturiu pointo stumt. Deja, yra šansų, kad tai ir būtų lygęs tik jų dviejų beefas, nes Maironis tarpukariu jau buvo nustumtas į šoną jaunosios poeto kartos, kurie jau gyveno modernizmo vėjais ir būtų tūsinus Fretsuose. O pabandęs įkelti į Fretsus žinutę, kad parašė eilėraštį Lietuva brangi, Maironis būtų gavęs daugiau fleimo nei Rolas Mackevičius. Būtų ėję tokie komentarai: So 1900s and late seni, arba tiesiog old school, come on. Maironis būtų įsižeidęs, visą Fretsų bendruomenę atskyręs nuo bažnyčios ir užblokavęs. O dar prieš tai būtų pasakęs, kad jo nerealų turą nutraukti parekomendavo teisininkai. Kai buvo madinga tuo metu sakyti, neužšokęs ant 20 litų banknoto, nesakyk op. Galų gale, kiek galima skaityti? Čia toks dalykas, kurį sakai, kad darai Tinderio profilyje, nors visos tavo nuotraukos yra iš džimo arba kašio varžybų. Tai va šitie tikrai sekė ne Maironį, o tikrai tarpukario sport influencerį Steponą Darių. Didžiausias jo sekėjų skaičius būtų išaugęs tuomet, kai jis tiesiogiai transliavo savo skrydį per Atlantą kartu su Stasiu Girėnu. Po 90 metų tokią transliaciją pakartos Aurimas Valujavičius, kuris Atlantą pasirinks įveikti irklinę valtimi. Tik Dariaus ir Girėno laivas dėja nutrūko po 37 valandų ir 11 minučių Vokietijoje. Pasibaigusios tyrimo aplinkybės taip ir liko miglotos. O populiariausias tuo metu profilio rėmelis buvo Žesiui Lituanika. Bet Darius dar iki tol būtų aktyviai būręs subscriberius, dalindamasis pirmaisiais savo sporto pasiekimais Stravoje. Darius ir Lietuvos futbolo lygą su kompanija įkūrė ir jai pirmininkavo ir dar kartu su futbolo teisėjų kolegija įkūrė Startuolį. Tarp jo asmeninių pasiekimų pirmų 2 Lietuvos futbolo čempionato nugalėtojas bei Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas. Matot, tada dar buvo pasiekimas būti Lietuvos futbolo rinktinės vartininku.
Atsirado ir basketbolo aktyvičiai. Kaip ir su juo 22 metais atsitiko pirmos oficialios krepšiasvydžio rungtynės. Jis kartu su Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos krepšinio komanda tampa pirmojo Lietuvos krepšinio čempionato nugalėtojais. Va tada realiai ateityje dėl kontrakto sudarymų galėtų ir konkuruoti Vilniaus bei Kauno Žalgiriai. Tada turbūt ir buvo sukurtas garsiausias visų laikų krepšinio plakatas Kur Stepas. O labiausiai jis savo subscriberius žavėtų tuo, kad Darius niekada neieškojo žodžio kišenėje. Visiškų vairalo būtų tapusi spaudos konferencija po pirmųjų krepšiasvydžio rungtynių, kai Darius pastatė į vietą Lietuvos Aido sporto skyriaus žurnalistą. O tu turi vaikų? Tai kaip turėsi vaikų, jaunuolį suprasi. Nes čia yra maksimumas, ką žmogus gali patirti. Vau, geras klausimas tikrai. Tu galvoji, krepšinis yra svarbiausia gyvenime. Jis nusprendė užsiimti visuomeninę veiklą ir populiarinti tai, kas netai populiaru. Na, kaip dabar Blinkevičiūtė populiarina Palucką. Darius siekia, kad indioniškas sportas, nepainiot su idiotišku, beisbolas irgi rastų vietą Lietuvoje. Tam jis įkūrė beisbolo lygą, išleidžia knygelę Beisbolo žaidimas ir inicijuoja pirmą ir vienintelį tarpukarių beisbolo čempionatą. Aišku, ir pats jame dalyvauja. Tada dar ir Kauno Lituanika ateityje dėl kontrakto su šiuo žaidėju galėtų pakovoti. Ir čia dar ne viskas. Steponas Darius dalyjosi įrašais apie bokso treniravimus. O ypač populiarus buvo jo įrašas iš 21 metais vykusio pirmojo Lietuvos lengvosios atletikos čempionato, ieties metime, 2 vieta. Na, bet kągi, kai subscriberiai auga, negana dar to. Reikia imti iniciatyvų, akcijų, telkti tautą, veikti kartu. Ir 25 metais jis kartu su bendraminčiais Ąžuolyne įrengė pirmąjį sporto stadioną šalyje. Darius ieško paramos, organizuoja sportininkų talką statant stadioną ir pats stipriai prisideda finansiškai. O taip, kad tiek žmonių jie jau nepadarė. Nejaugi iš tikrųjų jo negalima padaryti. Tai man tai yra toksai kaip sportas ir aš noriu pasakyti, kad aš taip nusiteikęs įrodyti, kad jį galima pastatyti ir galima greitai jį pastatyti. Bet nepaisant įvairių sporto šakų influencinimo, didžiausio susidomėjimo sulaukė tarpukario Lietuvos krepšinio rinktinės ir 2 iš eilės pergalės Europos čempionate. Taip krepšinis pradeda gyventi savo atskirą ir labai viral gyvenimą. Tik pirmasis, aišku, LTU.basketball Instagramo paskyros prasilaužimas iki 3 milijonų sekėjų nebūtų lengvas. Juk iš pradžių krepšiasvydį lietuviai laikė moteriškų sportų ir net pranašavo beisbolo likimą. Tačiau atvyksta pastiprinimas iš Atlanto ir viskas kardinaliai pasikeičia. 37 metais Kriaučiūno ir Talzūno vedami lietuviai įveikė Estiją, Egiptą, Lenkiją ir finale susigrūmė su italais. – 24-23 laimėtas Europos čempionato finalas ir prasideda krepšinio bumas. Bumas toks, kad kitas čempionatas vyksta jau Lietuvoje ir jam yra pastatoma Kauno sporto halė. Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona, lydimas aukštų pareigūnų, nuoširdžiai sveikinamas tautiniais drabužiais apsirengusių lietuvaičių ir visuomenės, atvyksta atidaryti iškilmes. Dekanui Kapaučiui pašventinus naujai pastatytą sporto salę, Respublikos prezidentas atidarė iškilmes. Pasiklausykime autentiškų prezidento Smetonos žodžių. Man yra malonu pasveikinti šio kilnaus žaismo rengėjus, šeimininkus ir prašaliečius. Ypatingai malonu šiems pasakyti. Sveiki, atvykę, mielieji už užsienio svečiai. Ir čia Lietuvos rinktinė sustiprina Berlyno olimpinis čempionas su JAF rinktine Pranas Lubinas. Jo visi būtų norėję, kurdami savo Basket News Fantasy lygą. Latviai bandė eliminuoti Lubiną iš čempionatų. Jie pateikė pasiūlymą apriboti aukštų žaidėjų dalyvavimą varžybose. Mes nepamiršom. Ir kad nors dar pasiūlysim tą patį, kai jie bandys su savo rinktinė atsivežti Porzingį. Kėlė triukšmą dėl dvigubos Lubino ir kitų rinktinės žaidėjų pilietybės. Bet Pranas buvo anų laikų Įgi Brazdeikis, taip kad viskas čia buvo legit. Ir Lietuvoje žaidė be pralaimėjimų. Pirmąją vietą užsitikrino dar net nesužaidę paskutinių rungtynių su Italija, kuri buvo nugalėta kem 8-15. Ir taip Lietuva amžiams tapo užinfluencinta krepšiniu ir pergalėmis. Ir rinktinė būtų pasveikinta taip, kad ir patys lyderiai būtų per daug atsipalaidavę. Ant tėvo dalgio ašmenų aušra žėrėdavo menų, galandant lyg varpai skambėjo, gandrai prada
Tarpukario Kaunas buvo ir siautulingų vakarėlių miestas, daugybė kavinių, restoranų, kiekvienas turėjo savo repertuarą ir savo publiką. Profesūra ir diplomatai dalintųsi savo brančo rekomendacijomis restorane Metropolyje, iš kur vakare jau elitas keltų storiukus iš labdaros balių. Metropolio Instagramo profilis daugiausiai širdelių sulauktų prie savo gamybos krupniko, šermukšninės ir šaltmetinės šotsų nuotraukų. O žiūrimiausi reelsai iš pasirodančių žvaigždžių, tokių kaip Danielius Dolskis, Antanas Šabaniauskas ar Moišės Hofmeklerio Balio Dvariono orkestrų pasirodymai. Legendinėje Konrado kavinėje į mytus rinktųsi idėjiniai substekeriai – Vincas Krėvė, Balys Sruoga, Juozas Keliuotis ir Petras Cvirka. Ne tik dėl pigios juodos kavos, bet ir dėl muzikinės programos. Čia romansus traukdavo Aleksandras Vertinskis, Juozas Indra, grodavo Danieliaus Pomeranco džiazo orkestras. Konrado kavinėje net nereikėjo fotobūdelės, kad būtų žinoma visoje Lietuvoje. Daug buvo veiklos influenceriams tarpukario Lietuvoje, bet niekas nebūtų prilygęs triukšmui, kilusiam po 1939 metų Mama apdovanojimų naujai pastatytoje Kauno sporto halėje, kai apdovanojimus vedęs pirmasis tikras podcasteris ir stand-uperis Petras Biržys arba Pupų dėdė išsišaipė iš halėje susirinkusių žvaigždžių. Sveiki visi susirinkę 1939 metų Mama apdovanojimus naujai pastatytoje Kauno sporto halėje. O, plojimai. Su jumis šį vakarą būsiu aš, pirmasis tikrasis Lietuvos podcasteris ir stand-uperis Pupų dėdė. Matau, pirmoje eilėje sėdi Kipras Petrauskas. Smagu čia matyti žmogų iš kitos operos. Jei kam reikia offshore'nės sąskaitos, tai kreipkitės į Petrauską, nes jis Kipras. Tik negaliu pasakyti, ar jis graikų Kipras ar turkų. Danielius Dolskis, ponai ir ponios, ponios ir ponai. Ekologinė mūsų nelaimė, nes tai būtent jo meilė nuskendo Palangos jūroje ir dabar ten nesaugu maudytis. Visiems bus pamoka. Jeigu pliaže raudona vėliava, tai ne komunistai, ten tiesiog draudžiama maudytis. Malonu matyti, kad ir Balys Sruoga mus pagerbė. O ko toks rimtas? Gihalėje sėdi, o ne Štuthofe. Antanas Gustaitis. Sėdi čia kaip iš dangaus nukritęs. Nekeista? Juk įpratėsi visus žiūrėti iš aukšto. Antanas nori būti ore. Deja, bet festivalis Vilnius ore bus dar negreitai. Pirma reikia Vilnių susigrąžinti iš Lenkų. Na ir aišku, negaliu nepasidžiaugti, kad mūsų renginį pagerbė ir prezidentas Antanas Smetona. Dabar visi laukit raustant tautos vado, žinokit? Ne, nebus. Tas scenaristas, kuris rašė bajerius apie prezidentą, jau nuo vakar yra Dimitravo priverčiamojo darbo stovykloje. Todėl aš geriau pasidžiaugsiu, kad tarp svečių yra ir Tadas Ivanauskas. Pajudinkit kas nors už rankovės, patikrinkite, ar neiškamša. Gerai, juokauju. Tikrai su Tadu Ivanausku nenorėčiau susipykti, nes jis yra žmogus, kuris literaliai gali auginti gyvatę užantyje. O tada atėjo 1940-ieji ir iš visų socialinių tinklų būtų likęs tik Vkontaktė, kuriame keli paskutiniai influenceriai po atidžios cenzūros būtų taginę naujas vietas. Igarka, Vorkuta, Laptėvai ir rašė naujos vietos, naujos pažintys, mylių kelionės. Nes antrai būtų sušaudyti. Tad pasidžiaugim tuo, kad turime nuomonių įvairovę, socialinių tinklų įvairovę, žodžio laisvę reikšti, kad ir pačias kvailiausias mintis ir kad turim influencerius, kuriems kaip ir tarpukariai rūpi ne tik stumdyti kremukus ir kiniškas padielkas, bet ir mūsų valstybės likimas. Su to pasveikinkim jauną mūsų demokratiją. Su vasario 16 Lietuva. Ir susitikime vasario 26 dieną 19 val. Komedijos klube K2, kur mūsų svečių kėdėje Justinas Jankevičius ir Despoting Fem. O iki tol, laikykitės ten. Iki. Ačiū, kad žiūrėjot, kad buvot su mumis iki pačios pabaigos, ačiū, kad esat su mumis ir ačiū, kad liksit su mumis. Ate.